Ar žinai, kad šis apsnigęs ir ledu sukaustytas Šventosios molas slepia neįtikėtiną istoriją? Nors šiandien matome tik vaizdingus likučius, virtusius tikra žiemos ledo skulptūrų galerija, šis statinys yra gyva istorija. Galbūt jis niekada nebuvo skirtas pramogai, tačiau 1939-aisiais jis į jūrą driekėsi net 780 metrų. Palyginimui, garsusis Palangos tiltas yra gerokai trumpesnis, jo ilgis siekia tik 470 metrų. Mažai kas žino, kad 17 amžiaus Šventosios uostas buvo rimtas konkurentas Klaipėdai ir Ryviai. Nors šiandien molas atrodo sukaustytas ledo šarvo, Šventosios uostas ruošiasi didžiajam atgimimui. Ambicingi planai numato uosto infrastruktūros atkūrimą. Šventoji vėl taps gyvų, saugių uostų žvejams, buriuotojams ir jūriniam turizmui.